tau kartais atrodo, kad negali negelbėt. Vat matai, kaip kažkam sunku ir negali negelbėt. Tai sustok akimirką ir pasižiūrėk, o kaip tu pradedi jaustis, kai matai, kad kitam nesiseka, arba kitas išgyvena kažkokius tai jausmus, kai tavyje įsijungia tas, reikia padėti, reikia gelbėti. Ir jeigu ten pastebėsi, kad skauda, kad tu įsitempi, kad tau nepatogu, tai gera žinia yra ta, kad nori gelbėti kitą, kad pačiam nustotų skaudėti. Ir tas procesas tada tęsiasi be pabaigos, nes mums buvo įdiegta, pasiūlyta tokia pozicija, kad geras žmogus yra tas, kuris kenčia, gailisi už kitus. Ir pavadinom tai atjauta. Atjauta, mano patyrimu, nėra skausmas. Todėl jeigu kenčiam kartu su kitu, mes jam nepadedam. Bet tam, kad galėtume iš tikrųjų padėti ir būti adekvatus, praktiški, matantis geriausius variantus, geriausia, ką galim padaryti, tai išspręsti tą vidinį skausmą, kuris įsijungia ir dėl kurio negalim susilaikyti nuo tų veiksmų. Todėl, jeigu jau pavargai gelbėti ir dar užsiknisai, nes tie, kurios bandai gelbėti, paskui tau nedėkingi ar nepatenkinti tavim, o dar apkaltino kokią nors kontroliavimą, tai žinok, kad geriausia, ką gali padaryti, tai atsisukti save, apkabinti save, išmokti paleisti tą skausmą, kurį atsinešiai, paleisti tas taisyklės ir nuostatas, iš kurių kyla šitas impulsas. Ir tada su ta ramybe galėsi nuoširdžiai ir su meile iš tikrųjų padėti žmonėm, vietoj to, kad bandyti juos išgelbėti.